the best he ever had. Bad got me out first class. No break, so I'm doing a dash. You mad? Cause he on my body so bad. I'm the best he ever had. Bad got me out first class. No break, so I'm doing a dash. You mad? Cause he on my body so bad. Iškart veiksmas. Nu tai va, turim jau konfliktą, jau nebepravažiuoja kažkas. Sveiki atvykę į ketvirtąjį NoExcuse vlogą. Šiandien turim kiek ypatingesnę progą, nes darom Private Track Day. Su mūsų visa chebra, matot, atlėkė ir Karolio, mūsų vieno iš kitų organizatorių, ponas Samirėtė. Tada turim geltoną M5. Tai ką, ir čia tik pradžia, kodėl ši diena yra ypatinga, trumpai pasakius. Chebra su gerom mašinom lekia į Nemuno žiedą. Jiems nereikia nieko mokėti, piniginiai reikalai visi pasirūpinti yra. Mes tiesiog prasilėksim su chebra, pažiūrėsim kaip Nemuno žiedas. Visi sakot, kad davai imkit už lenktynininkai trasas, nu tai ką, paimsim trasą, pažiūrėsim kaip seksis. Ir tada po to vietoj pafilmavę, parodė viską, važiuosim kažkur tai ar pavalgyti, ar jau į gatvės kokią nors traselį ir panašiai. Tai ką, dabar šitoj vietoj gal einam, prasižiūrėsim, kas pas mus atvyko. Varom. Mūsų žvaigždė. Sorry, pakalbinus, tai yra labai greitai. Žvaigždė. Nu va, tai kokios nuotaikos prieš mūsų tokį track day? Nemeluojant, biškį šalta, bet nuotaika šiaip pas mane diskisiu. Bet kažkaip. Gal dar atlaikys vieną kartą. Nu, atlaikys, manau, bet taip tyliai, ramiai, gražiai. Jo, bet taip lemba abidnai išėjo. 2 savaitės prieš buvo žiauriai geras oras, 2 savaitės po dabar buvo irgi žiauriai geras oras ir dabar išėjo tokia... Tai vis tiek geras oras. Nu toks, žiūrėsim, kaip bus Kaune, šiek tiek palijo, turėjo... Vėlų trukdai. Va čia va žvaigždė. Šiandien važinėsim Nemuno žiedo ant žieminių sąlygų su vasariniam padangom. Labai gyvenimas. Pasakėm Nemuno žiedą, bus karočią, bus taip. Dabar taip, žiūrėkit, važiuosim karočią dabar tiesiai link Grigų MC. Susirinksim ten visai normaliai, kad važiuot visi kartu. Taip, mišia Grigų karočią MC. Susiblankuo, kam reikia. Nereikia šito įrašinėti. Čia struktūriniai dalykai. Čia backstage. Gerai, tai ką, varom dabar pažiūrėsim mašiniukus, kurie atvažiavo. Tikrai gerų aparatų atsirado. Tai ką, varom. M5, 702 marklių. Toks visiškai nekaltas aparatas, bet nekaltas. Jo, gerai, varom toliau. Prasėjimas toks greitas, M5, geltonas, jau matėt prie įvažiavimo, bet tikrai bombiškai atrodo. Wow, tikrai. Kiek širklių Viljamai nepamini, kameristas? 800 PM gal? 800 PM? Ar mažiau? Kažkas tokio. Važiuoja, žodžiu, užtenka. Užtenka, daugiau net nereikia. Toliau, M4, nu iš karto, line-upas toksai. Šitą daug kartų matėt. Tikrai įspūdingas. Kažką parodys šiandien. Kaip? Kažką jis šiandien parodys, manau. Šitas parodys, kaip sakė, kad diskus, tai žiūrėsim kaip čia. Tikėkimės, kad vieną kartą dar atlaikys. 5 cam, labai daug turim iš tikrųjų B58 variklių. Visi įspūdingai važiuojantis nėra standartiniai, kaip žinot, labai lengvai yra tuninami varikliai. Tai tikrai yra paprasta pas mus pakliūt, nusipirka B58, pasisteidžinat ir atvarot. Tai ką? Toliau. Naujai atsiradęs aparatas. X3. 3 dizelis, dėja dizelis, bet važiuoja tikrai įspūdingai. Pamatys šiandien, manau, tikrai parodysim kiekvieną iš tų važiuojančių aparatų, kai važiuoja. Taip pat, manau, kad dar pamiršau paminėti, bet tikriausiai bus kažkokie dragai ar kažką, nes vis tiek turim trasą, ten 3 valandas išvažinėti visiems, nu tai gal ir kažkiek atsibos ar kažką, nu tai, žinot, vis tiek, legali erdvė, galim realiai daryti, ką norim. Aišku, negalim ratų prasukinėti, nu žodžiu, čia tokios bendros Nemuno ringo taisyklės. Tai žiūrėsim, manau, kad padraguosim, parodysim tiek kiek šitas, tiek kiek visi, kuriuos matėt aparatai važiuoja. Dabar, manau, kameristas sėdam į mašinas, judam į kelią ir važiuojam link trasos. Pagnal. Ką, kameristas šiek tiek aprodė, mes buvom užsukę užsipildę 98 visi. Tikriausiai iš antro vlogo, ar tai pirmo jau nepamenu, prisimenat, kiek mūsų buvo prieš tai ir kiek dabar daug susirinko mūsų šią dieną.
Ką labai džiaugiamės, jeigu norit prisijungit ir jūs, linką paliekam čia ant video. Dar porą kartų paminėsiu, bet jeigu turit 400 arklio galių mašiną, pasijungkit su Chebra, tikrai darom judesį. Gazas. Iškart Chebra, atsiprašom dėl vėjo, bet pažiūrėkit į šitą vaizdą. Mes atvažiavom į Nemuno žiedą jau, atlėkėm visą Chebra čia sustojo, dabar duodam pasirašyti lapus. Aišku, standartas yra toksai, kad vis tiek trasa nors yra paimta mums, reikia užtikrinti saugumą, vairuotojai važiuos su šalmu, keleiviai taip pat su šalmu. Duodam pasirašyti lapą, kaip Nürburgringe, realiai tu pasirašai, kad jeigu padarai kažkokią žalą, tai tada turi ją atlyginti. Deja, taip yra, mes to pakeisti negalim. Bet kokiu atveju atlėkiam, žiūrim, kiek daug gražių pas mūsų aparatų, dar daug nematėte iš pirmo stopo, kadangi pas mūsų važiavo Chebra iš visos Lietuvos. Tai ne tik Vilniečių yra klubas, tai yra turim tiek iš Klaipėdos daug žmonių, tiek iš Šiaulių, tiek atvažiavo Latvijos dabar. Manau, kad kameristas nueis parodys tą mašiniuką. BMW Urban Green Pitakas, čia smigau kažką. Urban Green Pitakas žiauriai gerai atrodo, 700 PM, žodžiu, insane. Ta prasme, insane. Prie kiekvienos mašinos prieini, pamatai kažką naujo, kažką išskirtinio. Tikrai wow, Chebra. Tai ką, varom, tuoj pradedam važiuoti, dar greit visi susipildo ir ką, lėkim. All you gotta do is just all you gotta do is just Pilam tepalą, nes tepalą reikia atsukti. Sponsorify. Kas rėmėjas šiandienos dienos? Šiandienos rėmėjas. Lik vimolė. Net bijau kažką kito pasakyti, nes pasakysiu kažką ne taip ir negausiu sponsorą. Gerai. Aš rėmėjas gerą nuotaiką. Kartu suklėsim žalia Emke. Važiuojam paskui mane, pravesim 3 ratus, kaip yra trajektorija, okei? Gerai. Jasna? Dedame šalmus, važiuojam paskui mane, visi viena grupė. Neminat ir nespaudžiam, okei? Išvažiavom jau į trasą, orientacinį ratuką padaryti. Blogos žinios tokios, kad tą pačią minutę, kai išvažiavom į trasą, pradėjo lyt. Tiksliau ne lyt, o snigt. Už tai gegužės mėnesį. Kameristas ką manai. Ką aš galiu parodyti. Lauk. Žiūrėkit, koks oras. Tai nežinau, kaip čia mašinom bus. Su padangais vasariniais. Jo, nu tai bet kokiu atveju dabar dirbam su to, ką turim, važiuojam, pasidarysim porą ratukų orientacinių, kad Chebra žinotų, kaip ta trasa atrodo. Ir dabar pažiūrėjus į orų prognozę šiaip, tai čia porą minučių turėtų taip pasnigt, čia ir praeis, ir kokį pusvalandžio bėgį turėtų ir išdžiūt. Tai ką, tikimės geriausio, vis tiek lekiam, vis tiek gazuojam ir ką, judam.
Kaip nuotaikos dabar? Nu, aš neskeikinu. Dėjau, aš ant šitų, prasme, orų lietuviškų. Važiuoji, sninga, važiuoji, nesninga, važiuoji, saulutė šviečia, išgerti kviečia. Važiuoji, karočią, viskas normaliai, atvažiuojam kaip specialiai, kaip ir sakyt. Bet va, žodžiu, turim vėliavą, mano kolegė, nes kaip tik man jos tą vėliavą su šitava. Bus, karočią, kaip ta track lady, žodžiu. Kimkų reikia. Va, tai žodžiu, tai bus, tikiuosi gerai, kol kas oras giedrėja. Viskas žiauriai čiki, tai važiuosim, prasilėksim, bus žiauriai gerai. Mes kviečiam pažiūrėti jūs toliau mūsų vlogo, nes tikrai ypatinga proga, kai važiuojame Nemuno žiedą. Manau, nedaug kas daro Lietuvoje tokius dalykus. Tai tikimės, kad jums patiks. Spaudžiam subscribe, laikinam, komentuojam, nes dar daug jūsų žiūrinčių yra mūsų nepasubscribinę. Ir taip, Hebra, kies laikas sakome, mes Edvinu, jeigu norit pas mus prisijungti ir tapti mūsų dalimi ir turite daugiau negu 400 arklių, junkitės, linkas yra apačioje, visi platforma ir jūs per keletą minučių būsite jau pas mus. Greitai sterpsiu. Neva, bet vat, kad ir ta danga tokia slidė, ne? Bet vis tiek smagu. pats vaibas. Vis tiek smagu. Nu, neturim mes Lietuvoje lenktynių trasų ir kai tokia galimybė yra, visą laiką būna žymiai geriau, nes mes turime progą pasidžiaugti automobiliais legaliai trasoje, žinojam pilną jos potencialą. Vien dėl to yra labai gerai ir to mes labai džiaugiamės, kad mes turim tokią progą su savo biudžetais viskuom įgyvendinti tokius dalykus. Nefilmuok manęs iš taip ir taip. Sa, važiuojame Nemuno toliau. Porą žodžių apie trasą. Gerai. Tik mikrofą jam, jo. Palauk, žodžiu, aš tau vos neturiu sugrūstą mikrofoną ten, tai čia. Tai palauk. Čia kiš. Čia? Jo. Nu tai kaip šnyrai. Pravažiavom, aišku, oras nelepina, bet aš atsakiau kolegai Lakiui, kad nors ir tas oras blogas, vis tiek kažkaip išeina, kad bliam vat smagu. Ne, tai jo, kad smagu tai faktas, bet pas mane įjungtas trekšinas, viskas įjungta, važiuoji lėtai, žinai, visas, va toks, per visą kelią, tai va tas labai Čia, nepatiko. žinai, dar ir geras testas, kokios padangas pas žmonės uždėti. Jo. Gal tu Pas mane. tu šerimų užsidėjęs, Jo, nepasiruošęs. jo. Nu, bet nieko, sakom, gedrėjo oras, tuo viskas bus tvarkoj, iščios greitai, pusvalandžio bėgis ir bus ledas. Tai va tikiuosi, nes neįmanoma važiuoti. Turėsim visokių emocijų čia, dabar turim vlogą, tai bus gera. Tai jau neblogas oras, žiūrėkit. Jau neblogas. Nu, einam toliau? Einam toliau. Opa. Čia gal... Nu, su Maksiuzu kaip visą laiką. Žinokit, oras blogas, sninga, šlapia, semislikų specialiai. Iš to jų tolkos nulis. Geriau su žieminiam atvažiuočiau, nes +3, kaip sakoma. Bet čia faina, žiūrėkit kokia atmosfera, mašinų pilna, krytas netgi yra. Čia jums neprikolai. Čia judesis, padodam, patapinam! O taip! Dėkui. Nereikėjo net nieko klausti, tiesiog čiaus pats padėliojo. Pats viską Pats padarė. padėliojo. Nu, žiūrime ir mėgaujamės.
ką, hebra, suvažiavom mūsų trekdėjų, tikrai žiauriai smagu, buvo žiauriai daug adrenalino. Ir kas ten sakėt, kad važiuokite į trasas ir važinėkit ir lakstykit, tai nuvažiavom, palakstėm. Ačiū už patarimą, buvo smagu, bet ne visada taip galima dėja. Bet manau tikrai kartosim, dar daug kartų. Čia tikrai ne vienetinis kažkoks ar ne dukartinis kartas. Aš atsisveikinu, kameristas irgi atsisveikina. Dar kartą labai greit primenu. Linką paliekam čia, turi mašiną galingą 400 arklių, prisijung būtinai. Tai ką, davai, iki kitų.